Taip, čia pradedu, atvykom čia tą perdaryti langų, stoglangių, vakar skardą pasiėmėm kopečius, pasiėmėm veliukso dar sistemą tą, EDQ 1000L, kaip ten su tais dangteliais. Nu, žiūrėsim, jeigu ten bus labai sulaužyta, dėsim šitą kažką tai. Nešam daiktus, einam dėti. Nu ką, susinešam šmutkę, žaislus. Iškabinau langą gražiai ant vatos. Nu dabar ardysim skardas ir žiūrėsim, kas aplink yra. Nu va. Išardysim, pažiūrėsim, ką turim. Čia jaučiu, kaip sakiau, bus paklijuota plevelė tik. Čia irgi per didelis varžtas įsuktas kiaurai. Nu nesikabinėjau, bet padaryta tikrai nemokšiškai. Nardom. Sukau skardas. Nu va žiūrėkit, pavyzdžiui, buvo prisuktas varžtas. Tai gumelė eina iš viršaus, o po apačią kai vanduo. Tokios gumelės neturi, jau bėda. Va, net atsisiuvo. Net vos pajudinau ir... bitvai man, tai reiks keista. Šeimininkui sakiau, sakau, jeigu kas dėsim veliuksį, nes ta pusė gera, va. O ta kažkas va... Nu, nežinau. Nerekomenduojama. Padedu šeimininkai. Dabar čia žiūrėkit. Nu, viso laimė, kad sugebėjo dar va taip atlenkti. Va. Tai vanduo nepamuša ir nubėga. Bet kaip matau, va, difuzinių ir nėra. Kur juodas difuzinis, kuris dedas nu čia. Ir ne tam papačias. Tai pažiūrėsim. Kaip ir sakiau, bus tas mėlynas paklijuotas su stogu. Nu, komėdį vakar. Va, čia pažiūrėkit. Nu, visų pirma, visas skardai, sijonai, viskas eina po apačią. Nu, po apačią. Kodėl čia uždėjant viršaus, nežinau. Jo, matot, jau patikėjimai visokie. Tai gerai, kad ta briauna dar pakelta, bet tai dar. Vanduo teka. Nu, čia gal ir nuteka, bet... Kaip sako, nedaug dievė kažkaip čia padaryti. Nu, nepizdavojam kitų darbas. Kas moka, taip ir dirba, kas pigiau, kas brangiau. Tai žmonės niekada neapsirykit. Pigus darbas. Dar sakė, va. Persukta skarda ir va. Paskui sako, kodėl stogas baladojas nuo vėjo. Nardom toliau. Taip, nu išardžiau kreigą. Ten irgi tas nebuvo prisuktas. Įdomu čia. Šitą ką noriu parodyti. Turiu tokį plaktuką specialiai nusipirkęs. Ir specialiai klasikui laikau išseginėto. Taip, kad... Atsisekė. Nu, viršūnė. Vienas varžtas ant viso to. Nu, ir kur drenažinis lovelis. Drenažinis lovelis jau dabar labai gerai ir gaunasi ant tos siūlės pakyšim. Kaip matote, nėra. Ir kur difuzinė irgi juodo nėra. Nu, nardom toliau, žiūrėsim, kas čia toliau dar. Po biškį ardomės. O ta, kur buvo burbulas išpūstas. Nu tai va, kai varžtai prisukti. Įskersai prisukti. Ta skarda nusitraukė. Ta skarda uždėjo. Jinai nebeturi kur vietos dingt. Ir pučia burbulą. Ten varžtas skersai, o viršų nei vieno. Karočiui, varžtų tai sukasi, nu kas antrą
Praktiškai kas antrą lentą. Čia kas dvi, viršų išvis nėra. Nardom toliau. Pasakiau išardžiau, kur difuzinis. Nėra. Kaip jūs sakiau, paklijavo tiesiai. Nu, nors taip, bet vis tiek skarda negali liesti su medžiu. Nu, dėl to tai juodi difuziniai sijonai yra. Dabar čia, kaip sakiau, nu ne mistikas, bet per tiek metų, kiek dirbu stoglangius, atmintinai žinau, kad, kaip ir sakiau prieš tai video, kad ten apsiraukit ant meistrų, na kur difuzinis. Difuzinis turi paeit po to, nu, įsidėt drenažinis, plika viskas. Ir čia va visada drėgmė stovi. Tiek stogo išsardai pusę, kad kažką tai padaryti, o kaip to viršaus nesardai, tu nepadarysi to drenažinio. Kaip kiti padaro, tai čia imitacija tik tai. Nutvarkom drenažinį, nu viską išėlė. Taip, darausi čia tos difuzinius sijonus. Nu, pačiam galima pasiėmė plėvelę vastoginę, nu, susipjaustai apačią, šoną ir viršus. Taip oficialiai kainuoja, nežinau, 30 eurų. Čia, nežinau, šeimininkas susisakė buvo, bet kažkaip neuždėjo niekai. Tai dabar 30 eurų ir kitas langas 30, nu mažiausiai čia. Tai kokį 70 eurų sutaupysiu. Reikia uždėti kaip priklauso. Nudedam difuzinius. Taip, sudėjau difuzinius sijonus. Visada kampukus paklijuojam. Čia paklijuoju, kad neįkrysta. Va, dabar išsipjoviau makaronus. Čia atsikelsim. Va, dabar dedasi difuzinis visada. Kaip atsargai. Tas dedasi. Va, tą prisišaudysim gražiai. Įdėsim drenažinį. Eina atsinešti. Taip, atsinešiau drenažinį. Kaip matėt, kur meistrai neįdėjo. Nu, jis toks lavelis. Tai va, dabar gražiai įdedam po jo. Įdėsim taip. Būtinai padaryti reik nuolydį. Nu, ten vieną pusę arba į kitą pusę. Nu, tipo taip, porą laipsnių suvaryti. Pasiimti tokių tolinių vienukų ir perkelti. Kad jisai nesubaluotų. Nes kai kurie video matėt, nu, įdeda va taip vos ne ir palieka. Jeigu gaunasi taip padarot, nesigauna, tada pjaunat. Pjaunat plėvelį, bet kaip taip gaunas labai gerai. Va, čia viena apsauga, čia bus antra apsauga, ir lovelis dar viena apsauga. Gyvenime čia tų vandens nebus. Nudedam, kalam. Ką, suvyšiau tą latakėlį. Va. Ai, ką noriu pasakyti, kam šitie. Nežinau, vienintelis veliuksas protingas turi lavelę, kuris net iš dviejų dalių, nu, jis kaip ten išsivažiuoja, jeigu nori metras, nori ten du gali nustumti. Visokie aukpoliai, nu net nežinau, Rota numeris 1, kai sakom, gigantas, vokietis. Nu, bet nežinau, ten kaip smegenų inžinieriai neturi. Nu, hamutai, kai tokie pas veliuksą užsistatą ir užfiksuoja plėvelę. Nu, sakau, nei Rota inžinieriai, nei aukpolis dar Lenkas. Tai va, vienintelis veliuksas turi tokius skardelės, kurie čik ir užfiksuoja. Tai va, pačiam tenka tai pasiklijuoti. Nu, nieko. Gerai, pradedam skardinimus. Taip, čia daro, matai tą, kur tada čia buvau ketvirtadienį. Šiandien antradienį. Va, išardyta. Sudėta difuzinė plėvelė. Pradėsim skardinimo darbus. Va, tiek reikia. Apačią čia atgrąžinau jau kiek. Bet va, pastoviai reikia 3 eilės išsirinkti. Nu, tai tarkim, jeigu ten 10 eurų kvadratas uždėti, paskui, pavyzdžiui, 10 atgal sudėti. Nu, tai jau kokį 20 kvadratų. Nu, tarkim, jau 150, 200 eurų.
dasideda prie to darbo. Dėl to jis taip pabrangsta. Ten atsikirpam skardos. Ai, kam esmė, nėra tokių pačių skardų jau. Nu, klasiko. Tai tenka pirkti skardą ir darytis pačiam. Nu, kažką priderinam skardą. Tai dabar kaip yra, va, vėl. Tas prie langą. Čia limituojam kaip klasiko tą skardelę. Nu, uždėsim, priknėdysim ir nieks ten nesimatys iš apačios. Tai va, vėl darau vedukų stoglangiuko sistemą, kur nenaudojamas originalai šonai, o daroma mano iš vieno suliejama. Tai vieną jau pasidariau, dabar darysimės kitą šoną. Tas padarytas, dabar tą reikia padaryti. Darom kitą. Sijoną. Darom nakladkės, kur pasimausim. Dedam šoną. Taip, įdėjau apačią. Ai, kada daroma ir iš originalą, reikia visada paknėdyti. Nes gali atkilti, nors ten uždėtos tos nakladkės, bet vis tiek būna, kad atkyla. Dabar yra čia. Kada daroma originalas, tada čia pasilieka tas snapukas toks. Dabar tos snapuko aš neturiu, tai aš jį dasiauginu. Nu, čia buvo meistrų įkirpta. Dabar, kai nusikirpo tą vietą, trūksta. Tai dabar darau tokią papildomą dadėsę. Pasisiuvom, atburtuotą. Dedam. Tai, kaip sakiau, trūksta tų gabaliukų. Nes buvo nukirpta, tai trūksta. Tai darom tas nakladkės, kai visada. Į biškį taip pasistatą. Tada lengviau užmarti. Panešam kitas. Vienas padarytas. Įdėjau kniedės ir net keltą. Dailiai suvesta. Kada darai iš eilės, šitas eilės prasilgini automatiškai. Ir nereikia tų nesąmonių, klinukų. O ten, kai buvo įkirpta, tai būtylą priklijavau biškį. Ir čia tas pas. Šitų skardų mes neturim naujų. Tai teko šitas dėti iš lygios skardos darytis, o čia jau teko improvizuoti, dadėti. Dailiai švariai. Vienas šiandien ir tai kitas. Taip, atsistojau čia pavėsę biškį. Lelytė. Jeigu ne tie du gabaliukai dajungti, čia pučio valandą ar greičiau padarė. Kaip buvo, kaip yra. Tai va, nori tokį gražaus darbą. Vadinasi dedukų stoglangiukas. Čia mano biškį viliuksą. Bet visi šonai va nauji padaryti. Nebėra tos pačios dangos rašto. Tai teko improvizuoti. Nesulyginti. Rytoj antrą. Taip, čia yra, kaip sakyti, dedok polius. Bet tą dekų paimti sijonai žmogui, nes ten išsisiuvę yra. Tai ką noriu parodyti, kad vakar, kaip sakyti, tas vietas, man ten buvo per trumpas skardas, per trumpas. Tai kad žmogui sutapyti šitą vietą, nežinau, kokį 2,5-3 kvadratai, aš čia, kaip matėte, dasisiuvau tuos gabaliukus ir panaudojau seną skardą. Ir, aišku, man ilgiau gavus valandą ten, bet šitą dadėjau ir buvo liuks. Ai, čia dabar irgi radau, kad aiškiau.
Va, kaip ir yra, kad pas mane buvo be šitų sparniukų, va, kaip mes vadinam. Tie sparniukai turi užsileisti. O ten visos kardas buvo, vienam lygiai. Tai va, dėl šitų dalykų, prasiknisau ilgiau. Bet žmogus sutaupiau viršų, nes aš planavau viršų naują daryti. Tai kaip minėjau, 2,5-3 kvadratai atliko. Kaip visada fotosesija biškai. Važiuosiu namo.